Kas pradeda? Tu. Meninės gimnastikos žinovas. Sinchroninio plaukimo specialistas. Lengvosios atletikos vyrtreneris Vitalijus Kololololo. Sumo imtynių analitikas. Metimo iš iešmo profesionalas. Dziudo treneris, turintis 3 skirtingus spalvų diržus ir be abejo boksininkas Karolis Sakalauskas. O čia širdį stabdanti rubrika Įveik švarą! Čia pas mus pretendentai rungiasi skirtingose užduotise. Čia reikia turėti ne tik fizinių sugebėjimų, bet ir nors truputėlį smegenų, nes yra ir intelektualių užduočių. Tačiau žaidimas intriguoja tuo, kad iki paskutinės sekundės priešininkai nežino, kas jų laukia, kokia užduotis jų laukia. Tuo jis ir intriguoja, taip? Taip, gaila, o gal net ir smagu, kad dar nei vienam iš čia dalyvavusių pretendentų nepavyko įveikti ne ką kitą, o antžmogį, žmogų su žvėries pravarde Šabra! Palauk, broli. Tačiau niekada nesakyk niekada. Arba, kaip sako jaunimas, viskam būna pirmas kartas. Kada nors išauš diena, kai antžmogis Šabras sėdės studijos kamputyje ir verks tarsi kūdikis. Ką gali žinoti? Ką gali žinoti, bet kol kas savininkas, turėtojas tos platininės paauksuotos taurės yra ne kas kitas, o jisai Vytautas Šapranauskas. Ir taip, nieko nelaukdami, paprašykime, kad auksinę taurę į puikiojo šou studiją įneštų graikų romėnų imtynių čempionė, bobslėjaus čempionė Tetulė Jadvyga! Yes! Štai, išdidumo, pergalės ir džiaugsmo taurė simbolizuojanti, kad nugalėtojas vertas šito viso gražiausio apdovanojimo. O štai va čia, šitame krepšyje, yra užduotis, kurioje yra viskas surašyta. Ką? Rauktis, va čia. Matau. Netrukus mes sužinosime, kas tas vienintelis drąsuolis, nebijantis čia apsilažalinti ant scenos, metęs iššūkį ir pirštinę pačiam Šabrui. Bet palaukim, visa tai vyks ir mes ką darys tas atėjęs, apsižalinęs tasai? Lažalinės. Nu, ateis mums pakoncertuoti grupė Vairas! Wow! Vairas! Nejučia to mes viens nuo kito.
Aš tikėjau šventai, kad likimas mus tiesiai neš plačias srovę. Ir gėrim godžiai drauge iš to šaltinio, skaidraus ir tyro kaip tame sapne. Kaip sunku atspėti, kas bus, per dažnai apsirinka žmogus, suklysta. Rodos laimę rankoj laikei, bet painus keliai takai jaunystėj. Ir tada, kaip matai, suklydom, nejučia to mes viens nuo kito. Ir jau iš tolo stebiu tavo kelią, matyt nelemtą žingsnių drauge. Per dažnai apsirinka žmogus, suklysta. Rodos laimę rankoj laikei, bet dar painus keliai takai jaunystėj. Ir tada, kaip matai, suklydom, nejučia to mes viens nuo kito. Ir jau iš tolo stebiu tavo kelią, matyt nelemtą žingsnių drauge. Matyt nelemtą žingsnių drauge.